Pagaliau supraskite ir mane. Man skambino. Teiravosi. Iš švietimo skyriaus skambino. Jūs jauna, nepatyrusi pedagogė. Aš tai žinau. Betgi jie apie jūs sprendžia iš anketų. Iš tų anketų, kurias užpildė jūsų klasė. Tai kaipgi galime iš anketų spręsti apie vaikų pasaulėžiūrą, netgi procentus išvesti. Taigi vaikiškos išdaigos. O be tau, draugės Bimbaitės anketa taip pat labai vaikiška. Jūs skaitėt? Skaičiau. Ir žinot, aš jų atsakymais esu visiškai patenkinta. Draugė Kučiaitė. Aš nerandu žodžių. Na, bet tiek to. Sakykit, kam jums reikalingas skandalas? Komisijos svarstymai. Kam jums visą tai, Dieve mano, kam? Atleiskite, aš turiu eiti į pamokas. Į pamokas galit neit. Štai kaip? Aš priversta. Jūs miegat? Labas, Tamsa direktorė. Labas. Užeik. Labas. Kas čia? Kaip jis čia pateko? Aš prašau atsakyti, kas čia. Jūs matyt skaitėt? Taip, aš skaičiau, Gulbinai. Aš viską perskaičiau. O jūs, draugė Kučiaitė, skaitėte? Ne, neskaičiau. Paskaitykit, Gulbinai. Paskaitykit. Jūsgi skaitėt, Tamsa direktorė. Tegul jūsų klasės auklėtojai pasiklauso. Garsiai paskaitykit. Garsiai. Iš pradžių Skaitykit. 10 Dievo įsakymų. Pirmas. Neknark per pamokas, nes pažadinsi savo klasės draugus. Antras. Nedaryk šiandien to, ką gali padaryti rytoj, nes gal visai nereikės. Trečias. Nekeisk merginos, nors ji būtų gražiai ir patraukli kaip mūsų žirafa, nes toliau skaityti. Žirafa tai aš, Arūnai? Jūs tai stebina? Tai jūsų auklėjimo rezultatai. Anketos. Šitie. Atviras šmeižtas pedagogų atžvilgių. Tamsta direktorė, jūs iš adatos pilną vežimą priskaldėt. Arūnai. Kas ištepė kreidą draugės Bimbaitės rūbą? Prašom atsakyti, Gulbinai, kas? Tas, kas išėmė iš mano portfelio ir atnešė jums? Kaip tai? Kai jūs žinote, kas man atnešė? Žinau. Na, o jūs pagalvojot, kodėl atnešė? Tamsta direktorė, sako, ir Judas nuo to pradėjo. Piemuo. Nešdinkis. Palaukit. Rytoj atveskite tėvą. Rytoj sekmadienis. Be tėvo prašau mokykloje nesirodyt.